Elena Kuznecova, kandidatė į Palangos miesto merus. Kaip manote, kokiomis savybėmis turėtų pasižymėti būsimas miesto meras? Ryžtingas, linksmas, energingas, sąžiningas svarbiausia. Sveikata ir energija, man atrodo, jam. Energingas ir darbingas. Visų pirma, sąžiningas. Sau ir aplinkiniams. Veiklus turėtų būti. Nes be veiklos, sėdint kabinete, popieriukus vartyti ir aš galėčiau. Žmogiškom, kuris supranta paprastus žmonės. Rūpintis miesto gerovę. Meras turi dalyvauti visur, su liaudim visur, kaip. Sąžiningumas, atsakomybės, beprotiškai didelis jausmas. Visų pirma, teisingas turi būti. Ir rūpintis žmonėmis, o dabar rūpinas tik savo reikalais. Išsilavinęs, intelektualus, nesavanaudiškas, siekiantis kilnių tikslų ir stengiantis padėti miestui. Geras žmonėm, nesukčiavintis. Meras turėtų pasižiūrėti sąžiningumas, dėmesingumas, atjauta žmonėms. Galit pačipnuoti. Bendro ir tolerancija. tolerancija. Visų pirma, turi būti labai ūkiškas, pradėkim nuo to. Turi mylėti savo miestą ir savo žmonės, nes nuo jų labai daug kas priklauso. Na ir žinoma, turi būti ganėtinai išmanus, tai yra protingas. Visą laiką sakyti teisybę, jau čia faktas, jo teisingas turėtų būti. Turėtų būti nekorumpuotas be abejo, nestovėtų už nugaros kažkokias tai jėgos, kad po to jį galėtų visi linksniuoti ir sakyti, kad tu tenais už tuos, tu tenais už tuos. Elena Kuznecova gimė 1955 m. spalio 22 d. Eržvilko miestelyje, Jurbarko rajone. 1973 m. su pagyrimu baigė Eržvilko vidurinę mokyklą. Labai gerai Elytę pažįstam iš vidurinės mokyklos. Buvo draugiška, neskubėjo padėti pasimokyti, visada labai reikli, stropi. Mama buvo mokytoja, bet mama buvo labai reikli, labai mokėjo išreikalauti. Elytė tikrai yra draugiška, labai supranta žmonės, myli žmonės, svarbiausia jinai. Visus vienodai jinai myli, jinai nesako, kad aš čia turtinga, ar aš kažkokia ten labai jau baigiau kažkokius mokslus, o jūs čia likot kaime gyventi. Jie gyvena visų džiaugsmais. Ir jeigu kam nepasisekė, taip pat jinai liūdi, taip pat jinai užjaus, jį sužinojus, aplankys, paguos. Labai nuoširdus žmogus tikrai. Aš manau, kad tikrai jinai galėtų būti Palangos merė. Tikrai. Jie tuo labiau yra susipažinus su miesto, aišku, problemom, iš dabartinės savo padėties, iš dabartinės savo darbo. Ir merų tikrai galėtų būti. Jei tiktų. Kai sugrįžau dirbti į Eržvilko vidurinę mokyklą, į savo buvusią mokyklą, Elytė Baltrušaitytė buvo 9-okė. Prisimenu, kaip labai rūpestinga, tokia elegantiška, labai stropia mokinė. Prisimenu, kad ji buvo aktyvistė, dalyvavo dailiojo skaitymo konkursuose. Elytė buvo labai maloni su draugais, mokytojais. Kaip ir visa klasė jų buvo aktyvi, taip ir Elytė dalyvaudavo įvairiuose renginiuose, domėjosi ir literatūrą, ir tiksliaisiais mokslais. Tas savybės, kurį turėjo mokykloje, punktualumą, supratimą, malonų bendravimą, turėtų jai padėti gal ir būsimam darbe, tokiam svarbiam. Manau, kad sugebėtų suburti komandą. Norėčiau palinkėti palangiškiam, renkant naują merą, atsižvelgti į pačias žmogiškiausias Elytės savybės, į malonų bendravimą, supratimą. Labai svarbu, kai žmogus širdį nesinešioja pykčio,
kada jis nėra arogantiškas, nekerštingas. Vertėtų pagalvoti, kad turėti žmogų gerai pažįstamą, kuris maloniai bendrautų ir rūpintųsi visais palangiškiais. 1973–1977 metais mokėsi ir baigė Vilniaus universitetą, įgydama ekonomistės kvalifikaciją. Ir 1977 metais, baigusi studijas, pasirinko paskyrimą į Palangos miestą. Sako, kad geras žmogus ne specialybė. Kartais būna daug svarbiau negu specialybė geras žmogus. Tai vat Elytė Kuznecova yra būtent tas. Su didelė patirtim, su gyvenimo patirtim, su didelė darbo patirtim. Bet svarbiausia, jis nėra geras žmogus, o kaip įrodymą galiu pasakyti, kaimynystė. Juk nieko arčiau neturim kaip kaimynus. Tai Elytė iš tų kaimynų, kuri visada supras, padės, atjaus. Tai yra žmogus iš didžiosios raidės, nebijau banalumo. Tai yra tikrai didelis žmogus, didelis savo širdim. Man smagu šiandien kalbėti apie Elytę ir žodžių tiek daug, kad net nežinau nei ką pasakyti, nei kaip pasakyti, kad parodė tą Elytės įvaizdį gero žmogaus. O geras žmogus, tas žmogus dar, kur ir yra labai darbštus, vat, ko neatimsi iš Elytės, jos darbštumo. Norint, galima padaryti viską. Manau, kad Elytė gali padaryti viską. 1995–1997 metais dirbo Palangos miesto valstybinės mokesčių inspekcijos vyriausiąja mokesčių inspektorė. O nuo 1997 iki 2011 metų dirbo Palangos miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos vadovė. Palangoje tai tikriausiai būtų 9 ar 10 miesto meras. Ir mes eilinį kartą tikimės, kad mieste po mero rinkimų išrinkus naują merą kažkas pagerės. Kandidatė Elena Kuznecova, kuri kandidatuoja į Palangos miesto merus, man yra žinoma daugybę metų ir tai yra puikia alternatyva dabartiniam merui. Visą savo gyvenimą jį dirbo finansų sistemoje, tiksliau pasakius, finansų kontrolės sistemoje. Tai yra nepaprastai sudėtinga, nepaprastai atsakinga ir nepaprastai tiksli darbo sritis. Net šiuo metu Elenai Kuznecovai dirbant Palangos mokesčių inspekcijos viršininkė, mes žinome, kad atmosfera šioje įstaigoje yra gera. Ir darbuotojų santykiai su firmų vadovais, kaip mano Palangos fotocentro direktoriumi, visada yra susitikimai negąsdinančio, netikrinančio, neįtarinėjimo stiliaus. Tai yra tiesiog sprendžiamos problemas, kurios atsiranda ar nežinant, kaip tvarkyti finansus, ar dėl kitų priežasčių. Mačiau, kai buvo svarstomi kai kurie miestui aktualūs klausimai. Man patiko Elenos Kuznecovos konkretus pasiūlymai, jos išvados ir tai, kad ji gali išklausyti oponentų, neužgoždama savo autoritetų ar savo žiniomis. Nuo 2011 metų balandžio 14 dienos Elena Kuznecova išrinkta Palangos miesto tarybos nare, o nuo 2012 metų paskirta Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Palangos poskyrio vedėja. Ponią Eleną pažįstu kaip labai kompetentingą, tiesiog norėčiau pasakyti ypatingai aukštos kompetencijos specialistę, ryškių analitinių gebėjimų, visada gebančią išsidėlioti pačiu racionaliausiu būdu savo veiklos prioritetus. Tai ypatingas žmogus, didelė asmenybė, kupina pačių aukščiausių žmogiškųjų kompetencijų ir visada gebanti suprasti aplinkinį ir bet kurį sutiktą žmogų. Ponia Elena labai tolerantiška. Iškėlus
bet kurią darbinę problemą atėjus pasikonsultuoti visada sugebės ieškoti ir atrasti priežastinį ryšį, dėl ko ta problema atsirado. Visada sugebės atrasti kompetentingą sprendimų situaciją, padės išspręsti ir padės pačiam žmogui atrasti tos problemos sprendimus. Tai vertas pasitikėjimo žmogus, kuriuo visada gali pasikliauti, jos nuomonę gali priimti kaip patikimą ir ją panaudoti savo darbe. Linkėčiau poniai Elenai visada būti tokiai tolerantiškai, kokia jinai yra dabar, supratingai ir atsižvelgiančiai į kiekvieno asmens susikloščiusią situaciją ir visada kryptingai siekti savo užsibrėžtų tikslų. Dirbant Palangos miesto taryboje, Elenos Kuznecovos iniciatyva buvo įkurtas 3-ojo amžiaus universitetas Palangoje ir išspręsta daug kitų miesto gyventojams svarbių klausimų. Kokiu klausimu kreiptis, jinai visuomet padeda. Dėmesinga žmonėms teko bendrauti tiek asmeniškai, tiek kas liečia balandžių pasaulį. Ir jinai tikrai daug teko klausimų spręsti, jinai, kurios radau atsakymą su ją bendraudamas. Gerbiamai Elenai Kuznecovai, nuoširdžiai dėkojame už svarų indėlį kuriant ir puoselėjant balandininkystės tradicijas Palangoje 10 metų sukakties proga. Iš tikrųjų, labai džiaugiuosi, kad daugiau kaip prieš 10 metų gimusi bendra idėja su Rinaldu įgavo tokį pagreitį ir įsišaknijo, pasklido ne tik Palangoje, visoje Lietuvoje ir štai jau ir tarptautinė arena yra išėję. Nuoširdžiai džiaugiuosi, kad yra žmonių puoselėjančių mūsų gamtą ir atiduodantį savo energiją, savo pomėgį perteikia kitiem. Tai, kad augina tokius nuostabius paukščius, kurie simbolizuoja taiką ir santarvę. Nuo 2005 metų Lietuvos savivaldybių kontrolierių asociacijos narė, o 2006-2009 metų kadencijai Elena Kuznecova buvo išrinkta Lietuvos savivaldybių kontrolierių asociacijos valdybos pirmininkė. Ponią Eleną pažįstu kaip Palangos miesto savivaldybės kontrolierę. Taip pat žinau ją kaip Lietuvos savivaldybių kontrolierių asociacijos valdybos pirmininkė. Savo ilgametę veiklą ir darbu šioje asociacijoje ji pasižymėjo spręsdama savivaldybių kontrolierių darbų veiklos klausimus. Dabar atėjo laikas išbandyti save naujame gyvenimo etape. Tad sveikinu jos apsisprendimą kandidatuoti ir būti renkama Palangos miesto savivaldybės merė. Atiduodami balsą už šį paprastą, nuoširdų, puikų žmogų ir darbuotoją, jūs nesigailėsite. Ir visiems mums atvykusiems į Palangą, šis miestas bus dar gražesnis, dar jaukesnis, dar malonesnis. Linkime visiems jums gerų, teisingų apsisprendimų. Pasaulio išminčiai sako, gyvenimo pilnatvę pajunta tik tie, kurie supranta dabartį, jų neslegia praeitis ir netrikdo ateitis.